įsigijau naują Truma Duo Control dujinį valdymą kartu su 2 filtrais. Čia yra apsauga su crash sensorium ir taip pat tu gali valdyti, kurį balioną naudot arba naudot 2 vienu metu ir saugumas papildomai. Tai dabar jį montuosiu, parodysiu kaip ir kur. Sprendžiau nerodyti instaliacijos, parodysiu galutinį variantą. Tai va, turiu 2 balionus. Čia yra vožtuvėlis kartu su naujo Trumoje. Su šituo jį reikia paspausti pajungus balioną, palaukti kelias sekundės, kad pasileistų dujas, kaip apsauga tokia. Ant galinių balionų tas pats. Čia yra 2 filtrai. Filtrus reikia keisti kas kokius 3-4 balionus, bet sako ir rečiau galima. Filtriukas kainuoja ten keli eurai. Ir čia yra pats Truma Duo Control. Tai va, jeigu suku į vieną pusę pasileidžia tolimesnis balionas, į kitą pusę pasileidžia artimesnis, taip pat rodo žaliai tai dujų, kad yra raudonai, ten, kad jų kitam balionė yra mažai. Per vidurį dirba abudu, tai gali, kaip sakant, kontroliuoti ir nuspėti, kokį reikia pildyti, kokį ne. Taip pat turiu pasidaręs savo užpildymą, pusiau legalus toks, sakykime, nes kitose šalyse nelabai mėgsta. Iš lauko pas mane yra pajungimas dujų. Va. Ir galiu atjungti tą balioną. Tiesiog turiu apskaičiuoti, žinodamas, kiek man pilt, kad nepersistengti. Ir įpilt dujų balioną pats. Reikia tiesiog atjungti šitą dalyką. Atsisuka su rankom, nereikia čia persistengti. Ir tas geltonas vožtuvėlis, kur aš jums rodžiau, iš galo, gal matysit, gal ne, jį reikia nuspausti po pajungimo visos sistemos su šituo raktu. Va, su šita dalim. Spaudi ir suki pagal laikrodžio rodiklį, tai yra crash sensorius, nes kitaip nebūtų galima eksploatuoti legaliai su pajungtais balionais. Pavyzdžiui, užsienyje, ypač Čekijai, žinau, kad policija anksčiau labai baudė, jeigu tu važiuoji su pajungta žarna ir neužsuktų šitų plasmasinių dangtelių. Tai dabar su Truma Duo Control tai visiškai legalu taip važiuoti, dujų atjunginėti nereikia, nes mes turim crash sensorių viduje. Ir paskutinis dalykas, po montavimo, išbandykit, padarykit muilinį vandenį, išbandykit, apipurkit visus sujungimus, kad nebūtų dujų bėgančių, nes kitaip gali būti bum. Ir nebandykit su žiebtuvėliu to daryti. Tai va, kaip ir viskas. Man kainavo viskas 313 eurų sistema, plus 7 eurai man reikėjo dar papildomai šito dalyko. Ir kažkur pusvalandis montavimo, bet su visais pasiaiškinimais užtrukau apie 1 dieną. Bet trumpai šitame video jums viską papasakojau. Tai ką aš padariau per dieną, jūs galite padaryti per 1 valandą. Ir tikrai manau, kad daug komfortiškiau bus keliauti žiemą. Sėkmytės, neatsijunkit, bus įdomiau.